Dr. Klink paaiškina, kaip kofeinas gali užkirsti kelią plaukų slinkimui. Susipažinkite su Timu ir jo broliu Tomu. Dvyniams slenka seni plaukai. Tai visiškai normalu, nes kiekvienas plaukas turi įvairius gyvavimo etapus. Jis auga, iškrenta, o jo vietą užima nauji plaukai. Tai vadinama augimo ciklu. Augimo ciklai yra individualūs kiekvienam plaukui, tad visi plaukai neišslenka vienu metu. Tačiau žmogaus plaukas turi tik tam tikrą augimo ciklų skaičių, kuriam praėjus plaukai nebetauga. Kol kas viskas gerai. Bet Timas dabar turi mažiau plaukų už Tomą. Norėdami tai suprasti, turime sugrįžti keletą metų atgal. Akivaizdu, kad broliai bręsta. Šiuo laikotarpiu vyro testosterono lygis pakyla. Jeigu yra paveldimas polinkis plikti, testosteronas gali turėti neigiamą poveikį, aprūpinant plaukų šaknis energiją. Tuomet plaukų augimo ciklai gali sutrumpėti. Todėl plaukai iškrenta per anksti ir atauga vis plonesni, kol visai nustoja augti. Kaip atsitiko su dvynių tėvu. Štai čia ir praverčia kofeinas, kaip tarpininkas neutralizuojantis neigiamą testosterono poveikį ir aprūpinantis plaukus energiją. Nepaisant iš tėvo paveldėto polinkio plikti, tokiu būdu galima išsaugoti įprastus plaukų augimo ciklus ir nenuplikti, kaip ir atsitiko Tomui. Bet kavos gėrimas nepadeda apsaugoti plaukų šaknų. Kofeinas turi būti naudojamas tik esantis šampūnuose ir tonikose, nes tik taip jis patenka tiesiogiai ant plaukų šaknų. Kadangi Tomas, skirtingai nei Timas, nuo pat brendimo pradžios kasdien plaukus maitino kofeinu, dabar po kelių metų jis gali pasigirti vešliais plaukais. Išvada: kasdienė kofeino dozė apsaugo nuo paveldimo plikimo. Dr. Kurt Wolff.